Napoleonas Bonapartas gimė 1769 metais Karlo Bonaparto šeimoje. Tais pačiais metais Korsikos salą okupavo Prancūzijos kariuomenė. Karlas Bonapartas išrūpino savo sūnų vietą Paryžiaus aukštojoje karo mokykloje. Sąlygas kilti karjeros laiptais Napoleonui Bonapartui sudarė Prancūzijos revoliucija. 1793 metais Napoleonas Bonapartas Jakobinų valdžios įsakymu vadovavo Britų kariuomenės užimtos Tulono tvirtovės išvadavimui. Tvirtovė buvo išvaduota, Napoleonas už tai buvo paaukštintas ir tapo brigados generolu. Vėliau Bonapartas buvo paskirtas vadovauti Prancūzijos žygiui Italijoje, kur pasirodė puikiai, laimėjo 12 kautynių iš eilės per 1 metus. 1797 metais buvo pritarta Napoleono žygiui į Egiptą. Vienas jo tikslų buvo veržtis į Egiptą ir atkirsti Didžiajai Britanijai kelią į Indiją, kuris tuo metu ėjo per arabų kraštus. Nors Napoleonas nepralaimėjo nei vienų kautynių, žygis nebuvo toks sėkmingas kaip Italijoje. Tuo metu, kai Napoleonas Bonapartas kariavo Egipte, prieš Prancūziją buvo sudaryta Europos valstybių koalicija. Rusija Italijoje sumušė prancūzus. Atsitiktinai iš laikraščio apie tai sužinojęs Napoleonas suriko: "Niekšai, prasti Italiją, vėjais paleisti visas mano pergalės, aš privalau grįžti." 1799 metais Napoleonas atvyko į Prancūziją ir su kariuomenės pagalba įvykdė valstybės perversmą. Valdžia atiteko 3 konsulams, pirmoji konsulu tapo pats Napoleonas. Po 3 metų jis buvo paskelbtas konsulu iki gyvos galvos, o 1804 metais imperatoriumi Napoleonu I. Prancūzija paskelbta imperija. Jis teigė siekęs atkurti Karolio Didžiojo laikų valstybę. Imperatorių karūnavo pats Romos popiežius, su kuriuo Napoleonas buvo pasirašęs sutartį konkordatą. Visus 3 kartus Napoleono naujai įgytus postus patvirtino surinktas plebiscitas. Naujojo Prancūzijos valdovo valdymas, kuris truko beveik 15 metų, vadinamas Napoleono epocha. Po valstybės perversmo Napoleonas neužilgo išsiruošė į karinį žygį. Sėkmingai perėjusi Alpes, jo kariuomenė vėl pasirodė Italijoje. 1800 m. birželio 14 d. austrų kariuomenė prie Marengo buvo visiškai sutriuškinta. Napoleonas vėl tapo padėties šeimininku Šiaurės Italijoje. Marengo mūšio baigtį lėmė generolo Louis Charles Antoine Désir de Vigan divizija, kuri pasiųsta užkirsti kelio priešui iš Genujos, lemiamą akimirką atskubėjo į mūšio lauką ir smogė austrams tada, kai jie įsitikinę savo pergalę jau ruošėsi pietauti ir ilsėtis. Pagal 1801 metais sudarytą taikos sutartį su Austrija, Prancūzija atiteko Belgija, Liuksemburgas ir visos vokiečių valstybės kairiajame Reino krante. Piemontas taip pat liko prancūzų rankose. Po metų buvo pasirašyta taikos sutartis su Didžiąja Britanija. Kaimyninėse, bet formaliai Prancūzijai nepriklausančiose valstybėse Napoleonas tvarkėsi kaip panorėjęs. Pavyzdžiui, 1802 metais Šveicarijai pranešė norys, kad ten būtų Prancūzijai draugiška vyriausybė. Šveicarijai beliko tik klusniai vykdyti jo nurodymus. Taika su Didžiąja Britanija netruko ilgai, jau kitais metais karas buvo atnaujintas ir jis nesibaigė iki pat Napoleono viešpatavimo pabaigos. Pirmoji Europos valstybių koalicija, kariavusi dar su revoliucinė Prancūzija, visiškai iširo 1797 metais. Antrąją koaliciją nugalėjo iš Egipto grįžęs Napoleonas. Kai 1805 metais Napoleonas Bonapartas ruošėsi keltis per Lamanšo sąsiaurį ir išlaipinti Didžiojoje Britanijoje, buvo sudaryta jau 3 koalicija. Padėti kariuomeniai buvo pasiųstas Prancūzijos laivynas iš Viduržemio jūros. Prie Trafalgaro kyšulio netoli Ispanijos krantų jį pasitiko Britanijos laivynas. Jam vadovavo admirolas Horacijus Nelsonas, kuris per savo gyvenimą buvo 40 kartų sužeistas, netekęs vienos akies ir vienos rankos. Trafalgaro mūšis Nelsonui buvo 140 ir paskutinis. Nors jis šiame mūšyje žuvo, Prancūzijos laivynas buvo sutriuškintas. Napoleonas nutarė sumušti Austriją ir Rusiją, o planus užimti Didžiąją Britaniją atidėjo. Per Dunojų persikėlusi Prancūzijos kariuomenė laimėjo kautynes prie Ulmo ir įžengė į Austrijos sostinę Vieną. 1805 m. gruodžio 2 d. Napoleonas susidūrė su Austrijos ir Rusijos kariuomenėmis prie Austerlico, 120 km nuo Vienos. Napoleono pergalė Austerlico mūšyje buvo įspūdinga. Jis tyčia atitraukė kairį kariuomenės sparną, taip neva palikdamas dalį jo nedengiamą. Kai rusai puolė, prancūzai juos sutriuškino.
prispaudė priešą prie beveik užšalus tvenkinių. Austrijos ir Rusijos imperatoriai pabėgo iš mūšio lauko iširo trečioji koalicija. 1806 metais Napoleonas įkūrė Reino sąjungą, kurią sudarė 16 vokiečių kunigaikštysčių. Panaikinta Šventoji Romos imperija, Austrijos valdovas buvo priverstas atsisakyti Šventosios Romos imperatoriaus titulo. Tais pačiais metais buvo sudaryta dar viena sąjunga prieš Napoleoną, ketvirtoji koalicija. Čia didelę įtaką be Didžiosios Britanijos turėjo Rusija ir Prūsija. 1806 metais rudenį prasidėjo Napoleono karas su Prūsija. Jis truko 6 dienas, kurių pakako beveik visiškai sunaikinti Prūsijos kariuomeniai. Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III pabėgo į valstybės pakraštį Klaipėdą. 1807 metais laimėjęs Frydlando mūšį ir sutriuškinęs rusų kariuomenę Napoleonas pasiekė Nemuną. 1807 m. Liepos 8 d. buvo pasirašyta Tilžės sutartis, pagal kurią, kone dauguma Prūsijos valdovų žemių buvo iš jo atimtos, Rusija sutiko prisidėti prie žemyninės blokados. Susitvarkęs rytų Europoje, Napoleonas nukreipė savo žvilgsnį į Pirėnų pusiasalį. 1807 m. pabaigoje jis įsiveržė į Portugaliją, 1808 metais į Ispaniją. Jos valdovų paskelbė savo brolį Juozapą Napoleoną Bonapartą. Visai netikėtai čia kilo sunkumų, kurių nebūdavo kitur. Prieš prancūzų okupacinį režimą prasidėjo partizanų kovos, kurias slopinti sekėsi sunkiai. Pasinaudoti proga bandė Austrija, bet ir vėl ketvirtą kartą pralaimėjo. Po 1809 metais laimėtų Vagramo kautynių Napoleonas iš Austrijos atėmė ir prie Prancūzijos prijungė Iliriją, didžiąją dalį kroatų gyvenamų žemių. Žlugo penktoji koalicija prieš Napoleoną, ją buvo sudariusios Austrija ir Didžioji Britanija. Napoleonas siekė įveikti Didžiąją Britaniją, tačiau tam trukdė jos laivynas. Todėl Napoleonas galvojo pasinaudoti ekonominio karo priemonę, anksčiau minėtą žemyninę blokadą. 1806 m. lapkričio 21 d. sutriuškinęs Prūsiją, Napoleonas paskelbė dekretą, kuriuo skelbė, kad Britanijos saloms skelbiama blokada. Europos valstybėms buvo drausta prekiauti ir turėti bet kokių reikalų su Didžiąja Britanija. Visos iš Didžiosios Britanijos arba jos kolonijų atvežamos prekės turėdavo būti nusavinamos. Tačiau tokią blokadą Napoleonui pavyko taikyti tik 4 metus. Protarpiais būdavo daroma nuolaidų arba skiriama nepakankamai dėmesio. Napoleono žemyninės blokados idėją galbūt būtų palaikusios ir kitos šalys, jeigu visas Europos valstybės jis būtų vertinęs vienodai, kaip atsvarą Didžiosios Britanijos prekybos vyravimui skatinęs laisvą prekybą žemyninėje Europoje. Tačiau to nebuvo. Napoleonas buvo nepatenkintas tuo, kad Rusija nevykdė įsipareigojimų ir neprisidėjo prie žemyninės blokados. Todėl 1812 metais ėmė rengtis karo žygiui į Rusiją. Šis žygis buvo nesėkmingas. Napoleonui nepavyko surinkti svarbiausių kautynių ir jų laimėti. Net ir praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po Borodino mūšio, kuris vyko rugsėjo pradžioje, nebuvo aišku, kas nugalėjo. Tūkstantis 1812 m. rugsėjo 15 d. Prancūzijos kariai be pasipriešinimo užėmė Maskvą. Maskvoje kilo gaisrų, kurie nuniokojo visą miestą. Juos matyt sukėlė patys rusai. Tartis Napoleonu dėl taikos sąlygų caras Aleksandras I atsisakė. Dauguma Napoleono karių mirė nuo bado, ligų ir šalčio, besitraukiančią kariuomenę puldinio kazokai ir vietos gyventojai. Pralaimėjus Rusijoje, Napoleonui nepavyko atsitiesti. Tai paskatino priešus vienytis. 1813 m. pradžioje Rusija, Didžioji Britanija, Švedija, Prūsija ir vėliau Austrija sudarė 6-ąją koaliciją prieš Napoleoną. Spalio mėnesį pačiame didžiausiame per visus Napoleono karus mūšyje sąjungininkai sumušė Prancūzijos kariuomenę. Mūšyje dalyvavo daugiau kaip 500 000 karių. Prancūzai prarado apie 65 000, sąjungininkai 60 000. Napoleonas dar nebuvo galutinai nugalėtas, kitais metais karo veiksmai atsinaujino. 1814 metais Napoleonas, taip pat kaip 1796 metais, laimėjo vieną mūšį po kito. Jo priešininkai stebėjosi, kaip jam pavyks laimėti. Kelis kartus jie siuntė derybininkus su gana palankiomis taikos sąlygomis, kurių esmė buvo palikti Prancūzijai iki imperinės sienos. Laimėtų kautynių įkarštyje savimi pasitikintis Napoleonas nesutiko derėtis.
Tuomet sąjungininkai atžygiavo prie Paryžiaus. 1814 m. kovo 30 d. jo gynėjai buvo priversti pasiduoti. Napoleonas planavo išlaisvinti Paryžių, tačiau jo maršalai juo nepasitikėjo, negalvojo, kad jis gali laimėti ir bijojo, kad Paryžius bus deginamas ir niokojamas. Todėl privertė Napoleoną atsisakyti sosto. Jis buvo išrinktas į Elbos salą prie Italijos krantų ir ten išbuvo 11 mėnesių. Matydamas nepasitenkinimą Vienos kongrese atkurtų Burbonų dinastijos valdymu 1815 m. kovo 1 d. Napoleonas mažu kariniu laiveliu išsilaipino Prancūzijoje ir be pasipriešinimo perėmė valdžią. Į Napoleono pusę su džiaugsmu perėjo visa kariuomenė siųsta jo sulaikyti. Prasidėjo Napoleono valdymas, dar vadinamas 100 dienų laikotarpiu. Greitai Napoleonas vėl turėjo susikauti su sąjungininkais. 1815 metais birželio 18 dieną įvyko mūšis prie Waterloo, netoli Briuselio. Prancūzija pradėjo pulti Didžiosios Britanijos dalinius. Puolimas buvo sėkmingas, tačiau prie Britų prisijungė maršalo Bliucherio vadovaujami Prūsijos kariai. Napoleonas mūšį pralaimėjo. Gvardijos daliniai jį išvedė iš mūšio lauko. Po kelių dienų Napoleonas antrą kartą atsisakė sosto ir pasidavė Britų laivynui. 1815 m. spalio 15 d. jis buvo atgabentas į Šventos Elenos salą Atlanto vandenyne, kur jis ir praleido savo likusį gyvenimą.